testosterono pakeitimo terapija. Ir mes šiek tiek užsiminėm irgi pradžioje apie tai. Lietuvoje tai nėra jinai tokia populiari, kaip ir sakėt, kad vakaruose vis dėlto ta praktika naudojama pakelti testosterono lygiui. Gal galime šiek tiek plačiau išsiplėsti šią temą, nes būtent testosterono pakeitimo terapija, jinai visiškai išjungia natūralaus testosterono gamybą ir faktiškai išjungia ir spermatozoidų aktyvumą. Tada tampa spermatozoidai nebeaktyvūs ir toks vyras tikėtina negali susilaukti vaikų, kol naudoja gydymą. Galit plačiau papasakot, kas tai per gydymas, nes gal žmonės nėra susipažinę ir kiek tai yra paplitę Lietuvoje? Aš dažniausiai susiduriu tik su tais blogaisiais pavyzdžiais, kada ateina vyrukas, kuris atrodo labai gerai, žinai, ten kaip iš vadovėlio, tačiau jos spermai nei vienas spermatozoidą. Ir vienareikšmiškai jauniem vyram, kurie planuoja vaikų, pakaitinė testosterono terapija visiškai negalima, nes labai daug šansų, kad jisai bus nebevaisingas. Nes tyrimuose taip, per 2 metus, per 3 metus ta spermatogenezė gali atsistatyti, bet vienareikšmiškai, kad nebūtinai. Ir vėlgi, kai žmonės sportuoja, tai reikia apsispręsti, dėl ko tu sportuoji. Ar tu sportuoji, kad tu atrodytum gerai, kol naudoji testosteroną, ar kad jaustumės gerai. Tai kas blogiausia, ta mada pakaitinės testosterono terapijos ateina į Lietuvą labai sparčiai, nes JAV tai yra kažkokio, tam praktiškai kas antras vyras, ypatingai vyresnio amžiaus, naudoja pakaitinį testosteroną. Ir Lietuvoje ta terapija populiarėja. Ir vėlgi čia problema yra, kad yra be galo daug kontroversijų. Mes iki galo negalim pasakyti, ar tai yra nauda mūsų organizmui ir didesnė žala. Nes vienareikšmiškai, kas yra įrodyta, kad tokie vyrai yra didesnėje tromboembolijų atsiradimo rizikoje. Tai vėlgi, jeigu tu naudoji pakaitinę testosterono terapiją, tai reguliariai reikėtų stebėti kraujo krešėjimą, nes kaip taisyklė tas krešumas padidėja ir ypatingai jeigu tu sportuoji, labai daug šansų, kad susidarys trombas ir jūs užkirs tavo kraujagyslės. Bet jūs kalbate apie tą, žinot, čia kaip ir steroidų vartojama, kai žmonės savo patys išsirašo tą gydymą. Bet jeigu, tarkim, testosterono gamyba pas žmogų nukrenta iki 1-2 molių, kur ten yra jau visiškai žemutinė riba, jis jaučiasi kaip daržovė, neturi motyvacijos nieko ir, kliniškai jam reikia ten, nežinau, antrinis hipogonadizmas, pavyzdžiui, pas jį, ir reikia jam gydymo. Tokiu atveju vis tiekgi tos pačios pasiekmes. Spermatozoidai bus neaktyvūs, taip toliau. Kaip tokiam žmogui, jisai, tarkim, 30 metų, pas jį testosterono nėra, jam išrašo gydymą, jisai turi gydytis visą gyvenimą, naudoti tas testosteroną, bet 40 metų sutiko moterį ir nori vaikų. Ir ką tokiu atveju daryti jam? Tai tiesą pasakius, jauniem vyram labai retai, kada skiriam testosteroną, nes yra kitų priemonių, kurios leidžia pakelti testosteroną. Tai pirmiausia, pradedam nuo žolinių preparatų, kaip ir minėjau, švaganda, ožragė, kiti preparatai gali pakelti jo tas pats tribulius. Nors jisai nebaisiai kelia tyrimuose testosteroną, nors jis, manau, populiariausias yra. Jeigu taip žiūrėt ar papildų, tai taip. Čia jeigu taip paklaustum, tai tik jį ir pasakytum. Tai va, bet vėlgi yra vaistų, kurie gali paskatinti testosterono gamybą. Ir yra keletą preparatų, kuriuo mes skiriam off-label, tai reiškia, kad ne pagal indikacijas. Tai absoliučiai visi vaistai turi tam tikras pašalinės reakcijas, tik vienas pašalinės reakcijos yra neigiamas, kitos yra teigiamas. Tai va, yra keletas vaistų, kuriuos mes skiriam norėdami pakelti testosteroną, paskatinti testosterono gamybą vyram ir dažnai sėkmingai pakeliam tą testosteroną. Ir tas leidžia išvengti testosterono injekcijų. Bet taip, jūs teisingai pastebėjot, jeigu vyras jaučiasi, jeigu yra klinikiniai simptomai, nėra jėgų, nėra motyvacijos, yra erekcija sutrikus, libido sutrikimai ir kitos problemos, tai taip. Testosteronas tokiem vyram daro stebuklus ir kartais ateina žmonės, sako, daktare, ačiū, aš tik norėjau ateiti pas jūs konsultaciją, norėdamas padėkoti, nes jūs mano gyvenimą kardinaliai pakeitėt, nes jis pradėjo naudoti testosteroną ir pasaulis, kuris buvo ten 20 metų vien tik juodas, pasidarė spalvotas. Gražu klausyt, kad tik tai susirūpintų vyrai tuo, kuo anksčiau, jeigu tą patiria. Bet vis tiek jūs esat labiau šalininkas žolinių ir kažkokių tai vaistų, preparatų, neleidžiamų vaistų,
kaip per tai Ne, gydymą. aš nesu nei šalininkas, nei priešininkas kažko. Na, kaip ir sakiau, kiekvienas žmogus yra atskira istorija ir reikia įsigilinti kiekvieną žmogų. Jeigu ateina žmogus ir sako, kad, na, tarkim, vyresnis žmogus, mano ten draugeliai visi JAV leidžiasi testosteroną, aš irgi noriu leistis, kad, bet, nu, sakau, tai greičiausiai tavo gyvenime absoliučiai niekas nepasikeis ir jie įdomu dėliai ten pavartoja testosteroną 2-3 mėnesius ir taip ateina, sakom, absoliučiai čia, niekas jeigu mano tu gyvenime sveikas esi, tai aišku, ten pokyčio bus mažai. Čia taip. turbūt tam atveju, apie kurį mes kalbėjom, kad jeigu žmogus tikrai prastai juokiasi, viską juodom spalvom mato, tai tada jam tikrai ženkliai pagerės. Taip, bet vėlgi, jeigu, pavyzdžiui, ateina vyresnio amžiaus vyrukas, kuris yra nutukęs ir jis negali išspręsti nutukimo problemų, kuris serga cukriniu diabetu, sunkiai kontroliuojama ir vaistais nepavyksta tų problemų išspręsti, kuris turi erekcijos problemų, kuris turi hipertenziją, tą pačią depresiją ir kitas problemas ir dažnai būna, kad testosterono terapija kardinaliai pakeičia gyvenimą ir sprendžia problemas. Kardiovaskulinės lygos koreguojasi, cukrinis diabetas ir cukrus apykaita ženkliai pagerėja ir ta pati depresija išgaruoja. Nu, bet jeigu hipotetiškai dabar žmogus vis dėlto leidžiasi, kliniškai jam reikia tų vaistų, ten, nežinau, sustanoną išrašo, ten nebido, dabar keli vaistai Lietuvos rinkoje yra. Ir toksai vyras ateina ir pas jūs sako, nu, vis dėlto noriu vaikų. Nes jūs pradžių užsiminėt, kad greičiausiai toks vyras jau negalės turėti vaikų. Kiek tas procentas išlieka ir vis dėlto ką jis gali padaryti tam, kad susilauktų vaikų po ilgalaikio gydymo testosteronu? Tai vėlgi duok dievė, kad, na, tas žmogus leistųsi vaistus paskirtas daktaro. Nes dažnai būna, kad jūs vėlgi puikiai žinot, kad ateina sporto klubo pas trenerį, atidaro ten lietpaltį ir sako, nu, tai šitą palikim šonę, čia mes jau žinom, čia visai kita istorija. Tai va, bet vėlgi, tą problemą įmanoma išspręsti, tai yra sunkiau, bet tas yra įmanoma. Ir šiai dienai visos tos problemos, yra sprendžiamas ir pakankamai sėkmingai sprendžiamas. Ir aš nežinau, ar mes čia galim kalbėti apie kliniką ar ne, nes galim, griežtas jo, nes tas pats Nortvėjus ir tas pats Bumelis, na, puikiai žinot, profesorius, jis užsiema biotechnologijom, atidarinėja daugybę įmonių visam pasaulyje, JAV, Europai. Ir tiesą pasakius, vaisingumas yra jo prioritetas ir skiria didžiulės lėšas, kad mes galėtume įsigyti naujausius aparatus ir naudoti naujausias technologijas, sprendžiant vaisingumo problemas. Ir tas mums leidžia va tokiem vyram, kurie netgi neturi nei vieno spermatozoido, kurie ilgus metus naudojo pakaitinį testosteroną ir greičiausiai jų spermai tų spermatozoidų nėra. Vis tiek šansas padidinti yra tikimybę susilaukti vaikų. Geras. Taip. Kaip smagu girdėti. Kaip smagu girdėti. O Lietuvoje, kiek girdėjau, aš nežinau, ar gal klystu, vaisingumo operacijos ir šitos procedūros buvo kažkaip valstybės kompensuojamos. Yra tame tiesos ar ne? Aš kažkaip taip ar praleidžiu. Žiūrint apie kokias procedūros kalbam. Jeigu tai jeigu mes kalbam apie varikocelės operaciją, kur turi 15% vyrų varikocelė, tai ir turi vaisingumo problemų, tai taip, tos operacijos yra kompensuojamos, tačiau ne visi tipai, nes yra skirtingos operacijos. Ir problema, kad ne visos operacijos pasižymi 100% efektyvumu dėl recidyvų dažnio. Ir kas blogiausia, tos operacijos, kurias mes galim, na, tarkim, kalbant apie privačias įstaigas padaryti, naudojant mikroskopą, naudojant Dopplerį, naudojant naujausias technologijas, jos yra nepakankamai kompensuojamas iš ligonių kasų. Nes bėda su medicina, kad, na, kompensavimas ir apmokėjimas visų paslaugų yra juokingas. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.